Labą dieną, esu Marijampolės futbolo klubo FK Sūduva žaidėjas Karolis Chvedukas. Kiekvienas miestas turi daug ką pasiūlyti, turi daug gražių objektų, bet Marijampolė, manau, taipogi neatsilieka ir turėtų kai ką pasiūlyti turistams. Vienas iš tokių objektų štai čia yra už mano nugaros. Kiekvienais metais Marijampolėje vyksta menininkų simpoziumas. Tai čia. Jis vadinasi Malonė, kuris reiškia Marijampolė, Londonas ir Niujorkas. Štai čia už mano nugaros yra pavaizduoti du garsūs pasaulio žmonės. Štai ten dešinėje be šalmo važiuoja pats Bobas Dylanas. Čia už mano nugaros sėdi ir laukia autobuso Leonardas Koenas. Tai šitas piešinys taip ir vadinasi. Koenas laukia autobuso į Vilkaviškį. Tiek Dylanas, tiek Koenas yra nupiešti čia, nes abudu yra kilę iš Suvalkijos. Štai čia yra patobulintas Šventas Jurgis. Į šitą paveikslą reikia žiūrėti ne ant sienos, o į atspindį vandenyje. Prieš sieną, manau, nusiteikę esam gerai. Visi laukia varžybų, manau, ne tik patys žaidėjai, bet ir žiūrovai. Tad pasinaudodamas progą, tuo pačiu noriu pakviesti visus marijampoliečius ir tuo pačiu iš kitų miestų žiūrovus, kad palaikytų mūsų komandą, o mes pasistengsime atiduoti visas jėgas.